Išmušus vidurnakčiui pusšimtis tautiečių sostinėje susirinko prie Balsio ežero į maudynes stebuklingame vandenyje. Nepaisindami spaudžiančio šaltuko, sveikos gyvensenos propaguotojai ir krikščionys ortodoksai sausio 19-ąją šoko į vandenį. Mat pagal senąjį kalendorių tikima, kad ši data yra ypatinga. Esą po vidurnakčio vanduo virsta stebuklingu, o jame įsimaudę būna sveiki ištisus metus. Per maudines ilgiausiai ledinėme vandenyje išbuvo mergina. Jos rekordas tokiame vandenyje 7,5 minutės. Šalčiai tikrai negąsdina žmonių, nors lauke yra -6 laipsniai, o vandenyje tik +2. Tai negąsdina tikrai visus susirinkusių prie Balsio ežero. Vos išmušus 12 valandai į vandenį iššoko pirmas ruonis entuziastas, kuris davė startą visiems čia susirinkusiems. Paskui jį į eketę šoko ir kiti entuziastai. Ledinėme vandenyje besimaudantys žmonės tiki, kad būtent po 12 valandos vanduo tampa stebuklingu ir įgauna ypatingų galių. Praėjus vos kelioms sekundėms pirmieji ruoniai jau lipa į krantą ir dalijasi emocijomis. Čia ežere šilta, upėje šalčiau. O kaip pasiruošėt tam? Atėjau iš šoko ir išlipau. Viskas? Jokių pratimų, jokių kvėpavimų. Anksčiau pirmą kartą taip, dabar jau, nežinau, kelintą kartą atėjau taip tiesiog. Mes visą žiemą, kiekvieną savaitgalį maudomės. Svarbiausia eiti ramiai, kai ramiai, protas ramus, tu ramus, vanduo ramus ir viskas labai gerai gaunasi. Labai faina, kad visi taip susibūrė ir visa ta atmosfera tiesiog nuteikia ir nesijaučia netgi to šalčio. Vaizduotė lakesnė negu visas veiksmas atrodė. Ledo daug šalčiau stovėti negu vandenį. Gulėti ant gultų, kur sniegas šalčiau negu įlipti patį vandenį. Pirmą kartą. Už tai specialiai atvažiavau. Labai smagu. O štai taip ledinėme vandenyje medituoja Vilnietė Laura su draugėmis. Merginos eketėje išbuvo daugiau nei 2 minutės pagal Wim Hofo metodą, kurio tikslas yra šalčių sutvirtinti kūną. Pasak Lauros, ilgiausiai šaltam vandenį ji yra išbuvusi daugiau nei 7 minutės. O tai jai pavyko tik tuomet, kai išmoko kontroliuoti savo mintis ir emocijas. Čia nėra visiškai jokio tikslo, kuo ilgiau, čia labiau nusiraminti. Automatiškai kūnas nusiramina po 20 sekundžių. Yra pirmas 20 sekundžių panika, po to eini į tokią ramybę ir tiesiog būni su savim. Tai reiškia, kad nejaučiu to šalčio, taip kaip Jo, vat galit paklausti. Jaučiasi, kad širdis taip plaka stipriau negu įprastai, bet kažko tokio būtent šalčio, tai ne, dabar net kūnas toks irgi šiek tiek aptirpęs jaučiasi, tai taip labai įdomus jausmas. O ar dabar karšta jums po buvimo? Tikrai nešalta. Tikrai nešalta, yra specialūs veiksmai, vadinamas horse stance, kurį reikėtų dabar daryti. Ir tada suaktyvuoja visą kūną, tiesiog platus įtūpstas. Ir taip, kaip sakyti, tiesiog gilius iškvėpimus kelius padaryti. Svarbiausia, iškart nepult gerti arbatos ir šluostytis pabūti, tiesiog ramiai. Pasak Sveikuolių sąjungos prezidento Simono Dailidės, grūdintis jis pradėjo dar prieš 14 metų. Norintiems tai išbandyti patarė, kad svarbiausia išdrįsti žengti pirmą žingsnį, o pradėti būtų galima nuo kontrastinio dušo. Aš kai pradėjau maudytis, taip nustojau ir sirgti ir jokių nėra problemų su sveikata ir tiesiog sveikas būnu. Ir šiaip mano aplinkoje tą pastebiu, kad kas maudosi lediniam vandenį, tai tie tokie kažkokie peršalimo problemos, jos kažkur visai kitam planete atsiranda. Tas naktinės maudynės visada labai sunku apskaičiuoti, kiek čia tų žmonių, čia keli šimtai žmonių suvažiuoja, tikrai buvo tokia didelė masė ir vis keičiasi. Išlindę iš ledinio vandens visi norintys galėjo pasišildyti prie laužo, atsipalaiduoti darydami lengvus kvėpavimo pratimus. Pasak Sveikuolių, nerimas į vandenį leidžia pažinti kūną, su juo susidraugauti.